Čia užsinuomoti, mes čia norim tokią šventę, turim nedidelę savo draugų būry, tai galvojom atšvęst. O dabar, o kada jūs norit? Planuojam rugpjūčio mėnesį, tai kada bus pas jūs laisviau, tada galim. O jums savaitgaliais? Nu, mums reikėtų taip, mes ketvirtadienį atvažiuotumėm, kadangi iš karto visi iš po darbų jau, ar ne? Ir penktadienį, šeštadienį, sekmadienį būtume ir išvažiuotumėm sekmadienį vakare. Žinokit, dabar važiuoju namo šitą rugpjūčio mėnesį, ne? Taip. Jo. Čia man davė numerį, mes čia prieš metus maždaug pas jūs šventėm. Tokie va. O jūs norit prie ežero, ar čia šičia norit, Tėviškį? Nu, ar mums arčiau Vilkaviškio, kuris čia būtų? Tai šičia arčiau Tėviškį būtų. Jo, tai vat būtų gerai, nes mes visi iš Vilkaviškio esam. Jo. Tai aš dabar važiuoju, kokią 10 minučių, tai jūs man mažum, ar aš pasuksiu, ar perskambykit, aš pasižiūrėsim tada. Dabar negaliu pasakyti, važiuoju. Tai aš tada gal jums perskambinsiu. Gerai, po 10 minučių aš būsiu namuose ir... O nuo Vilkaviškio kiek čia gaunasi kilometrų? Čia 24. Oi, tai visai šalia. Nu jo. O kiek kainuoja para? Nu tai žinot, jeigu jūs plaukit, kada sakot ketvirtadienį, kiek tie žmonių būtų? Žinokit, pas mus čia toks labiau gal būtų bernvakaris, tai būtų 9 vyrukai. Norim gerai pašėlt. Nu tai jums būtų geriau prie ežero visai, jeigu jūs ten 9, tai ten būtų irgi pirtis yra ir... Bet... O, nu jau būtų geriau su pirtim. O tai čia yra ir ten yra, bet... Jo. Nu, čia sodyba, tai viskai gal jau būna brangiau, žinokit, vis tiek. Tai, kad mes, žinokit, metamės pinigus, tai mums nelabai baisi tie litai rūpi. Jo. Nu, bet ten neišdaužysit, neišmušit, va čia, žinot, mes Vilkaviškio tai nelabai norim visai. Va čia pas mus buvę, tai jie čia tokį ne... Jo, žinau, kas buvę yra ir žinau, kad netgi skoloj, man atrodo, jie netiduoda pinigų, jo, ne? Yra. Jo, tai ten grybai tokie yra, žinokit, mes jos pastoviai daužom iš tikrųjų, tai tokie vaikai, ne? Nu tai jau, tai, nu tai... Jo, nes mes normalų, žinokit, vyrai esam tikrai suaugę, viską šį pusę su darbus turi, kita pusė grįžus yra iš Airijos. Ir vis tiek kažkaip seniai nesimatėm, dalis iš mūsų yra klasiukai. Ne, tarpusavį nesimušam, tikrai tai ten išgriaut nebus progos, ko ne. Jo. O jeigu kažką sugriausim, tai ir sudeginsim, kad įkalčių neliktų. Tai va. Jo. Tai, nu, tada pažiūrėt, tada palaukit, tada visai panašiau. Tai jeigu jūs čia nepadėkit ragelį, tada ir... Palaukit dar. Gerai. Gerai. Taip, jeigu. Jūs gyvis. Galėtai? Arba aš ateinu. Galėtai pasižiūrėti. Čia užsakymą nori. Ten... Rugpjūtis. Jo, rugpjūtį. Tai galėsim, kada jūs panašėte piegu? Ne, nu, jie visi šiaip atvažiuoja rugpjūčio pradžiai, bet mums tiktų 9, 10, va tą 16, 17. Rugpjūčio. Nu. 10, nu, Tėviškė laisva būtų šičia arčiau. 9, 10, ne? Jo, 10, 9, 10, 11. Nu mes, jo, aš atvažiuotume 8 vakare jau, kad pradėt normaliai lakt ir 9, 10 jau pjausim tikrai stipriai. Ir tada jau 11, taip maždaug mūsų vis tiek atvažiuos kažkas išsiveš, nes patys tikrai jau nesugebėsim. Tai tiek va tų žinių, tai man dabar svarbu sužinoti, kiek kainuoja. Nu tai kažkur, žinokit, sodyba 800 tikrai kainuos. Su pirtim čia yra.
Jo, Tai juokas, gerai. O kubilas yra? Kubilas tik pirtis yra. Kubilų nėra. Gerai. O toks dar klausimas, jūs vis tiek čia tą sodybą nuomojat, Bernvakarių gyvūną, visko. Gal žinot, kažkokių ten aplinkui, gal yra kažkokių tai, gulbių, kažkokių, kur galima ten... Žinok, nieko nežinau. Nes mums čia būtų gerai Bernvakarių kažką sugalvot, žinai, nes mes patys tokie čia išvažiavę 100 metų nebuvę, tai, žinai, visi kontaktai pamesti. Jau tikrai tokių dalykų jau kas, dar tokių tai dalėsim nebuvę, bet kaip jūs sakot, bet, nežinote, ką čia ašgi neprivardaus, mes patys susirasim, tai... Ten, reiškia, 800 elektrą, reiškia, kiek jau išdegysit ir plus elektrą būna dar, o tai. Ne, tai jau gal darom fiksuotai, 800 ir 800, ką ta elektra, tai patamsinė, kiek ten ta elektra, litas bus? Ne litas, 50 išdega. Per savaitgalį, 50 litų. Jo, ką jūs galvojat, viską sujungia, tai visą parą... Aš už mėnesį tiek moku su šiluma. Ką jau čia dabar, nesąmonė, kokią elektrą, kur žiūrėti, reikia dabar tartis. Tai 50 užmetam. Kokią 50 man elektros, dabar 50 pasakyk, kad už tai, kad mašina atvažiuos, ne? Ne. Tai ką aš dabar numinsiu žolę, tai irgi už pjovimą, sodinimą, už tai, kad lyja lietus ant to žolės, dabar dar 50 litų. Nesvarbu, jums netinka, visi moka, visi... Kas moka? Už elektrą moka 50 litų? Kas taip moka? Aš nesuprantu. Kiek išdegina, tiek sumoka. Tai ką rašė, kiek išdegina? Tai mes jeigu po tamsį sėdėsim, tai kas? Čia viskas. Tai ką man, žvakio atsivežt gal klausyk? Oi. Svetimą gėdą. A tau gėda pasidarė? Dėl ko? Fainas senukas. Pagailo tavo, ne? Ne, žinok, aš manau, kad čia irgi buvo toks, 800 atsargiai tai pasakė. Pasakiau juokas, tai dar už elektrą tada ant viršaus. Tai gal dar už jo elektrą reikia sumokėti. Ne, bet kokiu atveju, neįmės.